Sveiki, šiandien aš filmuoju video, kaip susikurti tokią programėlę, kaip virusą, tokį pokštą savo draugams, kurį galėsite jiems nusiųsti, kad jūsų CD-ROM dangtelis niekaip neužsidarytų. Jūs jį uždarysite, jis vėl atsidarys ir taip begaliniai gaunasi. Jums reikės, jis labai paprastas, jums reikės tiesiog Notepad programos, kurią mes dabar ir atidarome. Tai va, jums reikės šito kodo, kurį aš parašiau prie video. Jūs jį turite nusikopijuoti tiksliai su visais tarpais, ženklais ir viskuo. Ir įdėti į Notepad programą. Čia jūs spaudžiate File ir Save As. Ir jūs turite pasirinkti All Files būtinai. Ir pavadinti, ką žinau, tarkim, virusų pavadinsim. Virus.vbs. Būtinai pasirinkite prievardį VBS. Tik tada viskas išeis. Ir spaudžiate Save. Galite šitą uždaryti. Ir štai taip išsisaugojo mūsų virusas. Jis taip atrodo. Iš karto antivirusai neaptenka grėsmę. Jeigu paspausite valyti kompiuterį, jums šį virusą ištrins. Bet mums kol kas to nereikia. Taigi, mes dabar paleisime virusą. Tiesiog 2 paspaudimais. Ir truputėlį palaukite. Va, tikriausiai girdėjote, mano dėžutė jau atsidarė. Ir aš ją dabar uždarysiu. Ji vėl atsidaro, uždarau. Vėl atsidaro. Ir taip neįmanoma jas uždaryti. Jeigu neišsigąskite, viskas gerai, galima tai sukontroliuoti. Spaudžiate Ctrl, Alt ir Delete. Pasirinkite Start Task Manager. Pasirenkate Processes. Tik tais čia. Ir ieškote vcscript.exe. Jeigu kartais būna 2, tai jos abu turite uždaryti. Jeigu jums yra vienas, tai spaudžiate End Process. Ir viskas. Programa išjungta. Uždarau dangtelį. Viskas. Taigi, jeigu paspausiu valyti kompiuterį, taip pat šį virusėlį ištrins. Tai va, kaip viskas paprasta, žiūrėkite, su jumis buvo Dainikas, žiūrėkite kitus mano video. Ačiū jums už dėmesį. Iki.